Labrīt, va, konroņģi, iš punaktējis, karucis, kur karucis arī būt tēn, laidām taļā. Tā va, tūkst bordakieļs ir, I garin tauta, žinot, kas tu bordakieļ padāri. Aišku, Simarons, Sailin cīki pabiega, tai visku išvart, išdraski, išbova. Ir mano akim nuvedau pridėšti, nes kad žulies gaut šviežesnis iš gerom, tai bez to vien, tai iš kartons, kaip sakant. Neužmėti dabar šnūris, jeigu tungėjim bikalė, tai traukas lauk. Tai nežinau, ta galvoja reks tus domējas bandīt įdėt, nes sanau kitaip man trudnieki nebūs. Užsidėjau traktūri krauti, pasikraut bandys akmeņus apsirinkti čia, nes ir bandīt pasisėti, nes dabar jau mačadā rod kelis dienas, man telefonu rod -2, -3, tai paviršutėnis šalns visą lambėj, kad iki 8 galbūt, tai neskubėjau sitės, nes tā kaimīns, kur pasidēja, matos biški sudīga, bet kaip meižė, tai jeigu meižė šalti bėja, biški daugiau šalti, tai derliaus nebūs, tai aš neskubėjau sitės, o dabar jau galvoju, ka reikėtų, kaip sak, prasilieks akmenis, prašys pasėti, jeigu vyks. Toliau rekais irgi apsitverti, jeigu tik bebūs laika, pasileis biški kiet pois ten prie Simaronų tų pois pasidauti. Sieklas parsivežiau, tai žodžiu, nelaba bent suspėti visku, ką nori pasidirbti už kartą. Dar reikėtų skutek nuvežti kaimyno, bet bandys paskui, jeigu pasisės vežti skutek, pasiims volus. Nes su jais ilgi apsiesu, tai apsivolys už kartą. Didžiulis apsirinksiu. Matuiks, kur ančiut pakelti, bet tai tus apsirinks ir paskiau matys, kaip susėjims, kaip susivolys, kaip, ką matytumės jau, tada jau biškis smulkės apsirinkti. Dabar, kaip sako, sėti, kad netrukdytų. Jau čia nereiks dar vien tik su kultivatoriu pralikti, nes ir pulito žem tik susistovės, ta prasme, nepuribė. Matysim, jeigu apsirinkau pats didžius, čia susimetiau. Kur nei pakelt buvau pavakarčiu, prieš kelis dienas atvažiavau su frontalinį, ištrauk, nes su rankom tokių nepakelis, pažiūrėjau šitą, kur tokie yra, nei. Aišku, apsudyks pasisėti, reikės prasirinkti smulkesnis, nes laik, pažiūrėjau, ypač čia, gal nesimat per kameras, nes, kaip minėjau, didžiulis apsirinkau, kad netrukdyt sėję. Pradėjau kultivuotis, lygu žadėjau šiandien, kaip tik pasėti. Bet kultivuoju snaigis krīm, gegužis pradžiu kelinti šiandien 7 ar 8, nežinau, bet snaiguliu. Aišku, šilumos nėra. Laukia, jeigu nori, kur nors veikti, vadings keporis, nes šalts viespot. Tai ne kažkas pradžia. Gondrų prisirinka. Pilni laukai, jeigu matos. Vėjinį gondrą. Sėja baigta prie namų, čia pasisėjau, susitvarkiau, dabar jau, gal matysis jau panašesnį dirvai. Va, viskas ir pasėts, matos visur. Tai dar, matos, tą įskaikį nusigriaužys. Eisiu persitverti, reikės atsigers kavos, persirink, perleisti į kiet pois, kur ponis ir Simarons, saprasmi. Tai aplinko laigonus jėdnis čia. Net vyriau biški, laukiau tų, kol šein su jais, nes paskiau įtver šeins, nebeli su būsi į benaudos. Tai dabar beveik belik, ten išėdis belik. Tai kaip viskas normalia. Ot pels jėdį geldis alepus. Tai va, tuik situacija ir nebeturiam fazanų. Per naktį kažkas išpjūvi ir net neįsivaizduom kas, bet įtarimus arba šešks arba kiaunį, nes šitą per tuik šeklina ir tvoras įstoks yra. Į tas ir čia buvo potpelis 2 išnešė,
fazanį patelį. Net neradom vienus plunksnas, bet buvo patinėlis papjauts. Ir var dar matau šitą likutę, per kuiks kilus šitą išvilk. Čia jo akis 50, man atrodo, kelis, kad tik, nu čia tikriausiai šeškas arba kiaunė. Matos visur vienus plunksnas. Tai nežinau, nupirkau gyvas paštis, bandys dėti, bandys kažko gaudyti, kad neįsisokt, vat ir į povus, aistruč, į kalakots, nu ta prasme vis paukštis. Pausdergas. Tai va, tuiks naujienas. Ai, bet tu dar ir strutė jau pradėjai kiaušis dėti kartas nu kartą jau rundam. Amuka sėda. Et zina, necikavijas. Simarons gol, kad nekeis, šiaip daugiausia būn padykis, dabar gol. Ai, jis įsimaroni. Ai, ramis sudėzi. Ja vähän artin, tik pamatka parin. Ramis relaksaun. Tai va, jis galvoja čišta tversaus. Į tų postam prieš tolpą. Pareis. Čia, vas tų plų turėtum ištekti mums. Tai prieš šalį eidamся jau neįt susirinktais. Tai, un ta, matau ir viens kiaušinis ir antras trot netamais tas padėnės. Kita buvo pareis, tai turbūt irgi dar kiaušindės. Tai tai jau pareinant, ko pareis, parodys, jeigu pasitrauks iš ten, nenori išbaidyti. Viens tirmis tās kol kas. Patens nekontens to. Kita pablūda. Šai išprot. Čia kā kiauši nori pajimt, bet mažas kiaušis čia jau noizteroti nedidelis. Tveru peimin, visi marins bļūdlaužu. Nu i pasiots. Vai selepsi vēdu. Kas galėtum įstvers selept. Man čia bišķi pakėliau šnūrą ir unkliuis. Parodīt, kur galna eiti. Galės eiti ganytais. Nu, suprast, kur eiti. Nu, eik. Va, galės pasileist. Jaunimėlis bėja ėti. Nu, kas nebėja. Ir pakas čia. Žina, kas ta šnūris, į. Pasileidinėjau ir pasileidinėjams mačiau, pasimėjau iškart meitą, kad įpė mūsų sulaužys meitilis nulaužys, nežinau, les pažiūrėt, kas ten buvo. Tai čia ir įkordinom kitus gyventojus. Nežinau, neskleidau dugų, tai šią būn įsipūt turėt būt, gal sekundį ir varniai. Tai žiūrėt, kas ten atsitik. Gal ne ir galvas iškeičia. Augstai ir matys ir vis apmeikta. Aš pasimarūn vidrą išvartyti ir likam nerekanam. Relaksaun. Nusimarūn. Porvens, žemens. Nu, matau, kam pensijai suvažiavęs, un tą matot, laužs, bet čia nemanau, kad čia sternas kuiks. Ei, Tom. Majedne. Va. Aš čia įreis, kad nuspreigt, nedalis ten nuspreigusi. Čia nežinau.
Vēl stundu išlauži. Gerai kažkas pareis arba avis, bet aiz tu paču teritoriju būtu tik projēmas palikt. Nu, nežinau. Tai va, vakar pabaigā visas kitas darbus pasisiet. Tā jau dabā susījumās baigt. No bez žoņas. Tai va, ēt šertējs. Ēt žuļies prisipjaut švežos, vištom piliems, trišams I tā toļau. Tai manau, jeigu viskas gera, būs pagausījumi, ka lakot pradīja perēt. Ligu nestār vakšī, bet jau dabā. Biški pīkst kārtas no kārta. Tai va, nav jakurē irgi neblogā laikos. Teik šaltas naktis. Ritā irgi ganitinā šāļi trek. Jau uz toresnes drabužas smauties nes pot kjaurā. Povā ir grēlāk savu un tamatos susiguoļi. No nav jakurē. Aišku, ka pēc laika berā viskas ir izdraskīta. Ronkens jau nesenē nebija, visku sulauži. Va, ronkeni nerasta. I kebers ir. Nu, nedīvās nav. Vairāk netiki pamišs pasiždēt ten ai žulies, iš kur pasipjāt, kokiu kiaupeņu, kā būtu. Triešām, nes čia nelabā kur ir. Goris čia ir, tokie bei kokie. Rāmis dēļas irgi kažku veik, valga turbūt. Arī įsivežiau, turėjom nauju gyventojų. Matos gal lezds ir. Čia manau kokius šarkas. Lezds. Nu, prasipjūviau žulies. Eit pasiimt tą tučką kebers, nunešti triušiam. Nieko geri čia nėra, gorište. Vienas kitas dubils išlynis, netyčia ir. Šiap nieko geri. Kur tik bova. Galvoju, pirm pasišėrus tusi paskė važiavau žulies parsiveš, kur prisipjūviau. Bet nematyti. Turėt parėt išgeršti jau. Paren, bet jau teik sulietin tą eina, nei. Teik nyks pietuim paskaityt, kol nei parein. Kita ir dēļas išlenda iš meška, jeigu matos. Nu, dēļas par vāru jau greičiau. Rāmis irgi tēm vai prieš galvu vis laikā nei pradāt biegti. Nu, veišī kitā. Šien dēļas. Čia. Nu, va, tā būs do pašērti. Atsikrūvim žulies. Ja mērgas paršļauža saledus. Pusrīt. O, nesu lauka. Iškrisi jāzauto. Nē, pastrau. Vīši daug nēdies, nes galvoju, dabar tas viens apsvarīlis laisus ir. Išnešt laukt un māms uz tās vakās. Jāzaunā pagaujuši. Va, kokie ir. Mažiukā, bet mitri. Tai va, to nav paraktas atvarkīt zuves ir išlūžis. Susinešau raktus įdės šit un mamsu vakās įleisėm nunešt ten, nes smulks tinklus, ka katina kokie neišgaudyt. Tai aišku, naktį budelį parnešėm, tai dainom tik tako pasimėgaut saulį. Tai va, tus tris dainom paliksim čia. Aha, netrepsiek. Tu mam čia galvoju, bet ar palikti praeit, ne, praeit, tai kažkur kitur nusinešti, pasidėti. Čia kur triušiam mamais buvom parnešti naktį viskų sunešam. Potpelis yra. Valandą dalygų skraido. Tai pradėjau vokti kiaušinis kažkas, o dabar teisrit metu mačiau kas. Naujoje gyventojai ant tą rūdžią meškį dabar šitą šark mačiau lėsi ir nusineš vis kiaušį. Tai vien žodžiu rek kavoti tus. Tai va, čia vėl kelis dienas lėja. Ne kelis dienas, šit ne savaitę laikį išlėja. Tai nefilmavomės niek, tai kon paveikėm, padirbom atims gyventojams tas budelis. Nes lėja neturėjo kur pasislėpti naktį, kad jau pradeda siausti, tai
užsidarinėjam, kaip sak, viskom pradžiu dabar sunkia, bet pripras, manau. Kalako cirgunkiau ištupyt, pasidalint su tą patelį, kur per. Tai žodžiu, toks naujienas. Dardas irgi jau turėtų apsiprasti. Su tos paukščias irgi atrodo, ka viskas gerai ir stovau. Et paspikčiūrnu. Iš tikrųjų paspikčiūrnu eina, nes veinis tie toks supykš paskutinį laiką ir nepatenkins visko. Labai jau stovu šitą pasišiaušis. Svarbiausia ir, kad mums parbėgi bando nuspėrti, ta prasme spėrti. Tas ilgas kojas ir. Nupikčiūrnu. Ne, dabar nenoriu polti. Kai pasileidinėjau, mačiau, kad avims peimo vyra kelios veitos nutys arba išsikabins. Reikia apžiūrėti. Mačiau ir metė avis, buvau tai palaukiau, kol nais, nes es bliaudams iš paskos. Liepta nenuėdi, bišką apėdi virš, vada tor. Gondrova laikom piemenį. Pabėga. Čia mažėja, kaip kištas kramis. Nu tom, na tą vidurincom tai ir nusileid šniūrs. Čia įsikabinau, kitur dar protinga atrodo. Reikėt, jeigu nori išsijungt elektrą. Nu va. Kaip ant tą rudę pasisėjau, praeit apie savaitę laik, bet te buvau po 5 laipsnius šilumos. Iššalo naktim. Vis dienas lėj. Tai vakar vien dieną šiltesnį biškį pabuvau. Iškart pradėjau, nu seniau biškį pradėjau čiučiut žaliuot, bet per, prasim dabar jau matoma, vat. Lend lauk. Grūda. Iš daugiau išlys. Reiks pabandyti su gerojom bakterijom nusipūsti. Pikčiūrnas. Tai našpus ryto kalpakoms į pasimaron. Bandytas pririšti su špylėm, postin didesnį, žulį šviežesnį ir tik neaišku, aš anom berasu. Čia pakeičiau įmeitą, dar vienį dėjau. Į virviunką buvau nutraukęs parei, per dieną 4 kartus buvau pabėgęs. Tai žodžiu. Eit pažiūrėt, ar yra. Matau jau daun, kopra. Labrīt, cimaroņi. Pusrīts tau ateina. Kēber vilna matyti nuspīris. Arba gal žmonį nunešus, nes viskų sulauž, kiek nešam visokių bliūdų, visokių nesąmonių. Tai viskų sulauž subūn. Ir dabar gais valgyti. Nu žemės kēber negais, nes tik tā. Nes viskų mėgst laužyti. Un dabar jau konč, tai kēber valgyti tep. Va. Įmatau dabar. Vat, gera, kad domėjus esudės. Ja viens į pirmais ištraukts, o to antrai matyt neden, ką reikia išsitraukti. Va, toks įbandyts. Nu, va, apsišėrėm, pavalgėm, dabar esam prie pačių maloniausių darbų. Kaip sakė, kiek dainos, teik žulpjausiam. Čia aplink prūdą, galvoj pylėm. Ten, kur matos tą postin sudarymus pienas, ten didžioji dalis kiaupin buvo ir gyvuliam pasidėjau susidau su žems, alpakoms, kaip sakėm, smulkesnims triušiams visiems. Nes te patep kiekvieną vakarą ryt reik pjauti, tai dabar, nors šiandien vakarovį ryto bus, nebereks pjauti. Tai vat įpylėms. Nu, paskiau dar pas gyvūnų reikėtum nusipjauti visur ten. Nu, išein to darbą čia, ypač pylimas sunkia pjaunas, tai, nu, ta prasim, kad ir kaip kiekvieną metą. Nu, va, kaip pjovimą baigt, tam sykiau
Visur apsipjūvėm. Aš su pylimas vargau bendrą suvarėm. Nežinau, netol 15 litrų benzinas ir plotą ten pas gyvūnų. Irgi visur apsipjūvėm. Čia tik pareikės rytoj, jeigu bet turės laiką. Neit pas Gailand išpoistus išjėdis, tas jis nusipjaut nevēršas, nes paskui tai lapa paaugi ir nein prapjaut. Nu, ein prapjaut, bet tik, tašk būna, net išaug labai didelį. Saulė leidas ir amsidėjus parei. Tai turiu menį va, ton vis vērš, nes čia atsipjūviau keikiai visur. Tai tam video tik, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitus video.